Labas rytas. Be šito mėgstinuko aš nei žingsnių iš namų, nes lauke ne vasara dar. Ką, kimbam į darbus išsivalyti sėjamąją ir pastatyt. Reiktų gal arčiau prisivaryti, kad su kompresoriumi išpūsti iškart galėčiau. Ir tiek. Tai atvažiuos vėliau, reikės pasigauti tą buliuką. Atvažiuos pasiimt. Ką, pasistatėm, išsipūtėm, aplinkui techniką vakarą apipjovė, tai liuks. Pastatėm bačką leist vandenukui. Einu, bandysiu krapštyti tą buliuką, kuris yra. Net nematau aš jo. Pasislėpęs. Parsivaryti gardą, užsidaryt. Labas rytas, komanda! Ar nusiteikę darbui? Nelabai. Visi tinginiai gulit, miegat vidury baltos dienos. Jūsų nereikia. Tu ateini čia. Eik tu, storošikniau. Nu, kelkis. Į kelionę vėl. Nu, eik namo. Eik namo. Eik namo. Eik. Eik. Nu, eik. Ai, prikis greičiau. Nežaisiu aš čia. Varė traukiu, bachūras. Reik. Iš čia. Jūs man visą ritualą sugadinot. Da bosas pareina. Ko tau reikia? Ai, tu nori išvažiuoti. Galim suorganizuoti greičiau. Parazitai. Kaip per futbolą. Turi nuspėti priešininko 5 žingsnius į priekį. Padusau. Bėk. Varyk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Galėtum gražiai eiti. Buliukas svėrė 260. 259. Tai vos 6 neįjungiu. Tai normaliai šiaip. Būtų neblogai ieškot, kas nupirktų dar tuos 2 metinius. Nu, vienas 9 mėnesių, toj bus 10. O kits metų. Ir tada būtų galima mėsinius išmetus būtų galima nusipirkti pieninių telyčikių. Tai gal taip labiau taip labiau apsimokėtų, kadangi ant perdirbimo reikia to pieno, tai nežinau. Mašiniuks važiuoja gerai, mes sulakstėm iki miesto. Tai airai, voljerui pabaigti tuos vartus daryti. Tai kadangi priekabėlės, kadangi kablio neturim į šitą nei įkišam tų segmentų, nes ten 250 ant 1,73 m. Tai be šansų. O paprašėm pažįstamo, kad parvežtų
su multivanu. Bet vis tiek netilpo, nes yra sėdynės. Sėdynės atlenki, bet aukštis neišneš. Tai gavom nuomoti priekabėlį. Nu, valanda nemokamai, o paskiau po tos valandos po pitaką už valandą. Tai normaliai, tai gerai parveš žmogus iš Šilutės ir iš karto Šilutį paliks. Tai viskas tvarkoj. Mašina važiuoja su tuo antifrizu, išsisprendė reikalai. Pakeičiau antifrizą, tepalus supyliau, tapyliau. Tai viskas tvarkoj dabar atrodo ir kuris ir važiuoja. Tik reikėtų pasikeisti kairės pusės galinio rato suporto cilindriuką, nes galbūt kartais pastringa jisai ir pradeda ratas kaist. O kartais ir gerai, tai nesuprasi, žodžiu, bet važiuoja, kuris. Va tokiem va darbam, tepalų pasiėmėm, šlangų porą šitamgi 8.2 frontaliniui, nes leidžia tepalus. Tai, ką žinau. Atvažiavau, tiksliau prasukau pro šoną pažiūrėti, kaip avižos. Šiandien yra 5 dienos pusėjaus. Lietaus reikėtų iš tikro, būtų neblogai. Dar nieko nematyt, dar niekas nelenda. Dar niekas nelenda. Jo, dar reikės palaukti, nes biškį uždžiovinta, kaip matau, yra. Tai lietučio reikia, lietučio. Važiuoju, kur sakiau vakar, kad reikia išlyginti ten tą krūvą žemių. Vėjuota šiandien. Rytoj lietų praneša, tai taip suprantu, kad atpūsto lietaus, kur čia tas nusiima. Faina be šito. Dulkių priėję. Nelabai man. Nu va, ir čia to pačiu pralyginau. Tai žymiai gražiau. Nes buvo provėžos tokios likusios. Tai dabar ir čia bus gražu. Reikia susirasti, kur čia yra tos provėžos. Kažkur šitoj vietoj buvo, jei neklystu, kur tos provėžos, užpilt jas. Pats nebeprisimenu. Gal toliau kažkur tenai, kur stovėjo aikštelė, tenai buvo išmalta. Į ten pralyginau. Šūdais kažkokiais užsiminėjai. Kur čia tos provėžos? Su nauju traktorium važiuoju, tai nejauti. A važiuoju su Belarusu, jauti viską. Čia man atrodos. Ta kažkur ir tai buvo per lauką paliktos jos. Ir labai nemalonu. O, čia buvo griovys
kai važiuodavom su mašina ar su traktoriu pas karves, tai čia pastoviai užkyli, nusileidi, tada vėl užkyli. Tai čia biškį tavo įvažiavimą tokį užpyliau, palyginu. Ir čia kur buvo ta krūva ir už tos krūvos buvo provėžos, nes tenai buvo pradėjęs klimti. Tai tas provėžas išlyginau, ir čia niekad tų žemių neliko. Viskas. Nebeturiu daugiau ką veikti. Yra ką veikti. Čia sarkazmas buvo. Reikia padangas eit susirinkti. Nuo rulonų, kur likę. Po rulonais, kur buvo. Ir reikia šiaip mėšlus vežti nuo Pašiūrių, bet ne šiandien. 5 valandas. Mes čia dirbom, aišku, šiandien leidau pakimarint 10 valandą, tik tai išėjau į lauką dirbti. Tai, nes vakar iki pusę pirmos video montavau. Tai jo. Biškį užtrukau, bet reikėjo susimontuoti, nes buvau neįkėlęs. Tai dabar turiu dar vakar užvakar ir vakar, ką filmavau, reikia susimontuoti. Ir dar šitą reikės susimontuoti. Tai montuotojo nereikia, nerašykit. Susimontuoju pats, žinau, ką reikia iškirpti, ko nereikia iškirpti. Ir tiek. Ką aš žinau, toj pas karves. Ką čia šiandien benuveikti. Rytoj lietų praneša. Atidarėm karjerą. O, airos duobės lyginimus. Airos duobių lyginimai labai gerai. Ką ten gadini? Labas rytas. Ką laikas biškį Passat prajudit. Nežinau, jau kiek laiką nevažiavomės jau. Ta dabar, kai yra, tai 12 valandų jau. Vakar vakare dingo, nu ne vakar vakare, vakar dieną jau dingo internetas, bet kai lauke darbavomės, tai nieks ir nepastebėjom, kad jo nėra. Tai šiandien ryte atvažiavo tvarkyti. Tai vėl gražiai per sieną vedė laidą, jungė naują modemą, žodžiu. Reikia važiuoti, nupirkti, reikia sūrius nuvežti, reikia nupirkti tos kanaliukus, priklijuoti prie sienų, pravesti tą interneto kabelį, nes ant žemės guli. Tai jo. Važiuosim mėšlus turbūt šiandien vežti. Dar kol esu namie, nes vėl išvažiuosiu, bet trumpam laikui, čia neilgam, nes reikės jau šienapjūtei ruoštis. Vėl vyniot reikia 82 siurblį pakeisti, nes praeitą kartą, jeigu prisimenat, su 82 vyniojau, labai patogiai iš tikro su jo vyniot yra. Bet ant paskutinių rulonų siurblys parėjo ir nebepasuko, tiesiog paskirstytojas tai nelabai manau, kad galėtų. Nes, jeigu paskirstytojas, tai, nu, nežinau, 82 siurblį, 82 vyniojau, 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 82 siurblį, 82
nelabai, nes frontalinį sunkiai kelia, o frontalinis yra pajungtas tiesiai nuo siurblio. Tai galimai bus siurblys. Tai siurblį reikia hidraulinį pakeist kažkada. Nes su 8 metrų belenkai patogiai iš tikro vyniot rulonus. Didesnis matomumas iš tikro ir aišku su senuku gali pasisukinėt greičiau, bet ir su 8 metrų puikiai tą atlieki, tai ką žinau, viskas ir ten gerai. Ir tą ant senuko kaip užmaitini paskirstytoje vyniotuvo, gauni jungti ričiagą, kad būtų tepalų tiekimas pastovus. Tai, nu, aišku, kai važiuoju iki rulono, aš išsijungiu, kad be reikalo nekankinti to paskirstytojo, bet ant senuko didelis toks zvimbesys gaunas, o ant 8 metrų nieko nėra, tai ir tas toksai paranoja dingsta, kad tu čia kažką gadini. Tai kažkaip man su 8 metrų labiau patiko ir šiaip jisai su presu nedirba. Jeigu reikėtų presuot, tai jau tada presuot su 8 metrų, o vyniot su senuku. Bet dabar su presu nedirbam, tai kaip ir nereikia. O ir šiaip nežinau, gal šiemet darysim daugiau šienų. Neįsivaizduoju. Šiandien dar važiuot mišliukus išsivežt. Vakar tą sietą parsivežėm. Užkalė airai. Dabar vartelius vėrina. Žodžiu, vakar sakiau video sumontuosiu, bet ir nedariau nieko. Nemontavau. Šiandien ryte galėjau, bet irgi nepadariau, žodžiu, sunki padėtis. Apie tolimesnį filmavimą galvoju, tai kažkaip ir užsimiršta montavimas. Va tai čia daug mėšlų, aišku, jie susigulėja, bet kai susikraus bus daug. Čia irgi daug yra, tos ėdžios išlaužytos. Dabar žiūriu, kur sodinama pastatyti. Jos dar šiaip reikės. Tai gal čia. Arba čia. Nes ją dar kabins. Jo. Daug vežimų, daug. Labai daug. Bet po biškį išsivešim dar anoj pusėj yra dafiga reikalų. Bet gerai, po biškį išsivešim, reikia atsikabinti sodinamą. Kabinamas po biškį mėšliukas. Žymiai geriau yra, kai lygus pagrindas mėšlidės. Kabini be streso, kad ten kokį bloką užkabinsi ir dar kažką, bet aišku, čia tai jau turėsiu darbą. Čia dar tik pirmą priekabą, kiek prisibarstė. Kuriam žirgelį važiuojam. Laikrodukas šitą. Vieną išvežėm, kitą atvežam. Čia dar tą reikia biškį sukelt, pamaišyt. O čia dabar šito mėšlo bus nemažai.
Kaip jūs matot? Gerai matot? Gal gerai? Nežinau, čia per tą žiūriu. Lyg tai normaliai. Aišku, galiu prisijungti per telefoną pažiūrėti. Ai. Portą reikia užsidaryti. Jo, papa. Matot frontalinis, kaip lėtai kelia. Čia jisai taip keltų, taip turėtų kelti, kai būtų tiesiai nuo paskirstytojo pajungtas, kai įjungi ričiagą ir tada tik tai dirbi su frontaliniu joysticku. O dabar jisai turėtų žymiai greičiau reaguoti, šokinėt turėtų kaip bitutė. Aišku, kai kuriem atrodo čia labai gerai kelia, bet kai pagalvoji, tai tikrai turėtų kelti ir geriau, nes anksčiau būdavo, įsijungdavau 6 bėgį ir kol davažiuodavau va taip iki priekabos, man iki pat viršaus iškeldavo frontalinį, dabar turiu jungti 1 bėgį ir dar prisistabdyti, kad normaliai iškeltų tiek, kiek reikia. Labai po didelį kaušą nenoriu kabinti, nes paskiau laužus. Labai didelis krūvis priekiniam tiltui būna ir gaunas paskiau remontas to pasekoje. Tai jau geriau aš po mažiau, bet užtikrintai. Pasiilgau kijočių, patikėkit. Ant tiek buvo malonus darbas su frontaliniu, kad oi. Nenoriu persikraut per daug, kad paskiau patraukčiau.
jų. Tai va, nežinau, ką jūs čia matėt, ko nematėt, bet taip va, pilsiu, paskui atvažiuosiu, sukelsiu šitą, sukelsiu aną. Nu ir taip pat lakstysim pirmin atgal. Ait, reikia iškart bortų pasidaryti. Aira, ką tau padarė? Ką tau padarė? Ką? Ateik? Ką tau padarė? Ateik, Aira. Nu, ateik, nu. O jūs sėdit ir erzinat, ne? Ateik, Aira, nu, eina prie vartelių, oi, atsiprašau. Kraudinėja 8 priekabą. Nežinau, taip sugalvojau, kad sakau, gal nevažiuot paskiau to mėšlo sukelinėt, nes jisai dabar pakaistų, o jį vis tiek vėliau reikės gi maišyt, kad supūtų normaliai. Tai dabar palikti taip, kaip yra, ten visai neblogai susivertė jisai. Tai palik. Bortą pamiršau. Tai kai praeis kokie du mėnesiukai, nuvažiuot jį sukelt ir tuo pačiu prasimaišys. Gaus vėl oro, tai dar geriau supus. Aišku, ten jo dar labai daug prisivers. Tai nežinau, bet sukris per laiką. Ir gerai, vis tiek dabar neišvešim visų. Čia jeigu šiandien iš mėšlidės tik tai, nes jau yra be 25, o dar mėšlo yra. Dar šita ir dar kokios gal 3 priekabos. 10 priekabėlė.
Ir viskas, mėšlidė baigta. Kiek valandų? Be 10:06. Kažkaip lėtai. Čia dar, aišku, į tarpą, kol aš sulakstau, čia dar jeigu įterpt kokias 2 priekabas, tai per dieną ir iš Pašiūrių, ir iš Mėšlidės būti išvežta. Tik spėk kraut. Ne, čia pakrauti čia spėjai, drąsiai. Bet vat, kas pavažinėtų, tai nėra. Aišku, rastum, jeigu jau čia taip degančiai būtų, čia toj porą skambučių ir atsiranda. Žodžiu, baigės mėšlų vežimai. Tai baigės vežimai, traktoriui sankaba sustojo. Nu kas kaip tas sustojo ten. Vienos lapkutės kaištukas kažkas ten išsimovė, nežinau. 100 kartų tvarkyta ir pastovi vis ta pati problema. Tai važiuoju pasižiūrėti iki pievos, kur buvo pavasarį sėta. Kaip suaugus, kaip laikos. Visai neblogas. Ni blogas laukas, ni blogas. Toksai dar pusė velnių. Tolygus, gražus. Nu, pradžia, aišku, visada būna gražiausia. Čia biški jau rečiau. Bet vis tiek kažkas pjausis. Visai nieko. Kaip ir neblogas. Atrodo šiaip gražiai, nei tas, nu, dar kol kas jis tolygus, nėra tų kupstų tokių, kaip būna kultūrinėse pievose. O tose kupstuose šūdai. Tai paskiau tie šūdai keliauja į ruloną. Jeigu pavasarį neišsidaužai, tai jų būna daug. Bet tam ir pravažiuojam su akiečiam. Iš po rudens, kas liko organikos, viską išdaužom. Ir tada gražus laukas būna, pašaras visai kitoks. Neblogai. Čia tokių porą vietų išdžiūvę, kas čia. Lietaus tai jau reikia. Šiandien rodė lietų nuo pat ryto, paskiau čia prieš porą dienų rodė nuo pat ryto, tada vakar rodė nuo 3 valandos, bet jau be 27 ir dar nieko nėra. Ir faktas, kad neberodo jau to lietaus, rytoj rodo, bet irgi ne maža tikimybė, kad lis. Rytoj pažiūrim. Jo, apie 3 valandą rodo, bet nemanau, kad lis mažai procentų. Nu gerai, dar nulėkti iki kito lauko, pražvelgt. Ir man įdomu, kai šitą koliuką pastatė. Visiškai ne čia riba yra. Labas vakaras. Ai, nu gerai, gal ir čia. Jo, gerai. Nu čia kaip ir visada. Prastai. Šitam lauke auga avižos daugiausia. Bet avižos tai čia deri. O visos kitos kultūros tai tik tai šitoj pusėje, kur daugiau drėgmės.
O čia šičia nieko gero. Galas ten irgi skurdus. Ir čia vat, kur kai pasidarėm geodezinius, tą galiuką atsiejau. Nu, tai čia taip normaliai. Čia per visą sijalką išėjo. Tai irgi va. Gražiau, aišku, negu čia, bet čia kitas mišinys visiškai sėtas. Pirmais metais iš šito lauko, aš nepamenu, ar tikrai pirmais. Gal prisimenat, kai buvo atvežtas demo presas iš Dotnuvos. Tai šito lauko su tuo presu padarėm 17 rulonų. Pirmų pjovimų ir antrų pjovimų 4 ar 5, neprisimenu. Tai neblogas skaičius, sakyčiau. O dabar jau po biškį mažėja. Nu ir kaip tu čia jauties? Kaip tu čia jauties? Ką? A? Kaip tai čia? Patinka? Nelabai turbūt. Eisim, palakstyti, eisim. Eisim. Einam? Žodžiu. Reik dabar, nupirkom dažus, reik nudažyti. Ir ką dar? Ir būdą padaryti viduj. Žiemai, jeigu taip prireiktų. O, visas karvės parėjo čia. Važiuoja Belarusas. Easy fixas. Ko iš čia visos parėjot? Ką? Ko parėjot? Eikit melštis. Matot, kad Danutė nuvažiavo. Varlius Danutė, skalbenkė. Kaip pavadins, taip nepagadins. Reikit čia. Kurio čia melštis, net nežinau. Ko tu ieškai? Baprūtis. Tai va, žodžiu. Tiek naujienų. Neišlydy tuščia. Ką? Nežinau, ką čia dabar. Viskas. Daugiau šiandien nufilmuot kaip ir neturėsiu ką. Tai tiek žinių, turbūt vėl trumpam laikui dingsiu, bet neilgam. Tai mūsų tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Einam su Airute palakstyti. Einam? Varyk. Aik nuo manęs. Nebėk į kelią. Aš tau. Nu. Rūpužiaukiai. Gerai. Čiau. Pakau.